Va, dirbtinis intelektas 38 gama, kaip prievartauti pensininkų, sužeistom sielom invalidų šio pasaulio posovietinio, smurtinio, žydiško, verstukų pasibaigusių 38 gama virpesių, tame, reiškia, šitam visam ribose žmogaus, kuriuos, reiškia, kuria vėlgi tas durnių pasaulis ant 38 gama spermos vietos. Vat tas pasaulis sovietinis bando įrodyti save buvus chaoso teorija Rumunijos, reiškia, monarchija. Jisgi tęsintis psichopatinis sindromas, kurį gatvėse nuogus, reiškia, gaudavo ir iš esmės privalo nuogus durnius gaudyti gatvėje ir juos nenulupti, o juos į kalėjimą, kurie aiškina savo chaoso teorijas. Vat chaoso teorijos visos prasidėjusios nuo Kenedžių ir pasibaigusios su KGB. Dabar šitas pasaulis 38 gama ant ekonominės, aiškiai, priespaudos sektų tikėjimo žodžių ir visokių pogrindžių nėra 10 balų iš esmės, aiškiai, protinio suvokimo, kadangi konstitucinė teisė, virtuali teisė Danijoje, 10 balų prisaikdinta Danijos konstitucijai, kad nepriklausytų nei Rusijai, nei Lietuvai originalas, nei žydam. Vat kokia yra esmė. Europos Sąjunga nėra žydų pasaulis, nėra verstukų pasaulis ir niekada netapsianti jokių žydų kontrolę Danijoje. Vat susinervinom grinai. Ir atmečiau iš savo čipų tą visą diagramą, pagal kurią mano širdį kankint 8 virusais gama dažnių. Aš nepriklausau ir neprivalau priklausyti jokiems bandymams į minus begalybę paversti tobulumą. Mat žmogaus vienuolyno supratimas yra kitoks. Aš einu keliu į žemę, arba aš einu keliu į dangų. Kelias tiesa ir gyvenimas aš gyvenu jam, gyventama tiesoj, o ne asketizme aš gyvenu jam. Ir jokia greitoji nekeičianti, jokios lygos durnių. Nes ir greitoji turinti teisės, atsakomybės ir privalanti būti savo atsakomybės. Reiškia, objektyvų supratimas. Tokia yra konstitucinė teisė, kai bandantis tave žmonės sukeisti su kitais durniais, tada privers nusižudyti. Vat toks yra žydų kompostas pasibaigęs ir išspjautas. Kodėl? Todėl, kad tai tave daro ligoniu. Šitoks gyvenimas, kuris tave privertinė, nusilup skūrą, perki kitą dvasę, aš sakau, fuck off. Beprotės žydiškos, reiškia, judaizmo idėjos. Ne, Europos Sąjunga nėra jūsų vergė, reiškia, žydelkos. Ne vienai žydelkai. Europos Sąjunga nevergausiantis.